Labas rytas, mėly žiūrovai ir klausytojai. Šiandien Novaturo 4. tinklalaidės laida Keliauti kartu lengva sveikinasi su jumis iš Tailando. Savarika, supirkom bilietą į vieną pusę ir iškeliavom. 4 dideli lagaminai, 4 maži lagaminai ir kuprinės 4. Įsimylėjo Tailandą iš nuotraukų, kai atvažiavom, įsimylėjom jį gyvai. Kol nenuvyksti, nesupras. O Tailandas yra toks įvairus, kad jis gali pasiūlyti įvairovę visiems. Ir medaus mėnesis, ir šeimoms su vaikais, ir seks turizmo, viską jisai turi. Negavom vizos. Vaikai palikti Tailande, mes visos negavom. Galvojom, ką dabar daryti. Šita šalis tikrai moko gyventi šitą dieną. Savarika. Sveiki. Šiandien svečiuose turime šeimyną, turime Simoną ir Tomą Kupečius, kurie jums, mėly klausytojai, labiau pažįstami kaip tailandiečiai. Šiandien mes labai džiaugiamės, nes turėsim galimybę pakalbėti apie egzotiką, apie jūsų patirtį, kaip jūs sugalvojate išvykti gyventi į Tailandą, nepabijoję visko mesti. Žinau, kad jūsų istorija tikrai įdomi. Ir kas labai aktualu mums ir tikriausia Novaturo keliautojams, kaip su šeima nebijoti keliauti būtent egzotinėse šalyse, Tailande, kuris vis populiarėja. Na ir šiandien mūsų svečių, kaip ir visą laiką, paprašiau pasiruošti atsakymus į 2 mūsų laidos rubrikas. Tai viena iš jų – slaptos kelionės prieskonis. Na, manau, kad prieskonis atkeliaus iš Tailando. Ir kita – tai didžiausias jūsų kelionės feilas. Taigi, šiandien su jumis kartu ir kviečiu pasikalbėti apie jūs, apie keliones, apie jūsų patirtį ir kaip jūs sugalvojate pradėti savo gyvenimą Tailande. Simona galėtų pradėti, kaip jinai... Kaip tave įkalbinėjau. Kaip mane įkalbinėjai. Kuris pirmas buvo? Tai aš. Tuo metu lietuvaičių dar nebuvo labai daug išvykusių tokių ilgesniam laikui, kaip sakyt, padėjusių tašką Lietuvoje. Aišku, emigracija į Europą ar ne į Ameriką, ta darbinė emigracija ekonominė vyko. Bet tokių keliautojų, kurie tiesiog išvažiavo nuotykių ieškoti, tai nelabai buvo daug. Kelias šeimas žinojau tuo metu. Bet stebėjau vakariečius, europiečius, amerikiečius, šeimas, kurios keliauja su vaikais ir man atrodė, wow, čia tai žmonės gyvena. Ir kažkaip aš jaučiau, kad, kažkaip gal per mažai, kaip sakyti, to prieskonio gyvenime, nes tokia rutina, darbas, namai, darželis, vežu vyrą į darbą, vaikus į darželį, tada vaikus pasiimu, tada vyrą pasiimu, tada važiuojam į parduotuvę, tada valgom, tada einam gult ir vėl viskas iš naujo, atostogavom kartą per metus. Ir man toks buvo jausmas, kad gyvenimas yra vis tik tai daugiau negu tai. Ir pradėjau savo vyrą kibint, sakau, važiuoju, sako, ne, niekur nevažiuosim. Jisai tuo metu irgi dirbo turizme vienam organizatoriui kelionių. Ir turėjome tuo metu verslą ir paskui jau po kažkiek laiko sako, gerai, jeigu tu parduosi verslą, tada galim kalbėti. Ir aš pardaviau verslą, tada jau jam nebuvo kur trauktis. Ir jis dar išskrido į Indiją ir Indijoje kažkaip jam atėjo gal kažkokia mintis, kad nušvitimas, kad okei, važiuojam, darom. Tai čia tas procesas netruko kelis mėnesius, jis truko beveik metus, ko gero. Jeigu nedaugiau. Visas įkalbinėjimas nuo išvykimo, nuo to pirmo pasiūlymo iki išvykimo, tai gal net ir daugiau negu metus. Ir tas veiksmas, Simonos įkalbims jau 10 metų, daugiau negu prieš 10 metų tas viskas įvyko. Kiek žinau, 2015 įvedė. Tuo metu, kai eurą Lietuva įsivedė, turim tokį atskaitos tašką, mes sausį euras, mes vasario pabaigoje išskridom. Bet ir nepabijojot verslą palikti, viską, tą sąlygą išstatė vyras, tai jūs sakot ir... Iš mano pusės buvo toks kaip, kam keisti tai, kas veikia gyvenime. Labai vyriškas. Komfortiškai gyvenom. Saugu, viskas patogu, darbai, namai, finansai, kam čia kažką keisti, kažką daryti. Jeigu ir taip viskas yra gerai, bet Simona nenusileidus, prigėjo, vis man atsiųsdavo, sako, pažiūrėk, paskaityk blogą, kas nors yra parašęs, iš tų šeimų, kurios keliavo.
kokį YouTube video nusinčia, kažkokį straipsnį nusinčia ir taip po biškį, taip kapsėjo ir tada aš pats tuo metu, kai dirbau turizme, tai ir teko ir pakeliauti ir galvoju, tas skanu yra keliauti, yra skanu, įdomu, tas požiūris ir akiratis plečiasi ir galvoju, gerai, pabandom. Bet kadangi turėjom tokį namudinį medinių žaislų verslą, toks ir vėl šeimos verslas buvo, kad negali palikti, nes jeigu paliksi, sugrius, nieko tenais neliks, sakau, tai gerai, taip, jeigu parduosi, ir dar tas buvo toksai, kad finansinis tokia kaip pagalbė, kaip užnugaris, kad būtų, kad maža ką, kas nepaeitų, nepatiktų, kad turėtum kaip išgyventi, ar ne. Tai sakau, gerai, Simona, parduok verslą. Ir jeigu kas nors, galvoju, niekas tikrai nepirks, jeigu kas nors nupirks tą verslą, varom. Ir Simona turėjo, matyt, labai didelį norą. Ir taip mes iškeliavom, nusipirkom bilietą į vieną pusę ir iškeliavom. Bet ir su vaikais, kiek žinau, vaikai buvo visai mažiukai. 5 metai vaikams buvo, tai man vaikai irgi toksai buvo, kaip sakyt, norėjau, kad vaikai Lietuvoje sirgo. Aha. Jie turėjo astmą ir pastoviai bronchitai ir tas jų sirgimas, paskui kas čia dar su tais vaikai, labai norėjosi dar, kad vaikai iš tikrųjų pamatytų kitokią aplinką, pagyventų kitoje aplinkoje, kad vaikai išmoktų naują kalbą irgi norėjosi. Ir aš pagalvojau, kad tą mes kitur gausim, o Lietuvoje ne, mes visą laiką virsim tose pačiose sultyse ir turėsim tą patį požiūrį. Tai mes iš pradžių keliavom po Aziją, mes keliavom Vietnamas, Balis, Tailandas, Malaizija. Tai mes kiekvieną kartą, kai kažkur atvažiuodavom, tai mūsų vaikai darželį lankė ir Tailande. Tada įsikraustėm į Vietnamą, Vietname mėnesį ėjo į darželį, paskui Balyje ėjo į darželį, paskui vėl grįžom į Tailandą. Visą laiką ėjo į darželį, jie dvyniai, jie dviese, jiems kažkaip nebuvo sunku, drąsu buvo ir jie pradėjo kalbą greitai mokytis. Dar tas vis tiek amžius, kai jie greitai labai imlus viskam yra. Tai čia tai tikrai dėl vaikų. Kaip sakyt, vaikams tai gerai ten, kur tėvams gerai. Aš sakau, kad net vaikams keliaujant nereikia kažkokių atrakcijų ypatingų ir nieko. Jiems gerai ten, kur tėvams gerai ir kur tėvai gyvena taikoj. Nes daug kas sako, oi, tai ką, kaip ten vaikams reikia kažko. Vaikams iš tikrųjų nieko nereikia. Jie gali moka džiaugtis gyvenimu, jie moka džiaugtis jūrą, jie moka džiaugtis medžiu ir svarbiausia leisti jiems tą daryti. Ar buvo bent ta mintis, kad vis tik gal čia neteisingas sprendimas? Ar buvo? Ir kaip jūs nusprendėt vis tik, kad Tailandas keliavot po Aziją ir kodėl būtent Tailandas ir ar prieš tai esate lankęs Tailande vienas ar kitas? Bet būtent sugalvojot, kad norit vykti į Aziją. Čia buvo tas... Tai buvo toks ar Azija, ar Pietų Amerika, bet apie Pietų Ameriką buvo mažai informacijos. Tada buvo mintis apie Balį. Nes Bali kažkaip daugiau informacijos tuo metu buvo, bet Tomo kolegos sako, jau kai pasakėm, kad išskrendam, jie pradėjo mūsų klausinėti, sako, tai kodėl, kaip jūs tą Balį. Ir mes kaip pasakėm, ko mes ten norim, jūros, ten to biški ramybės, kažkokių paplūdimių. Skanaus maisto. Nardymo, tai jie sako, jums Balis visai netinka, sako, jūs turite rinktis Tailandą. Ir mes taip, iš tikrųjų, tai čia viskas vyko vos ne gal mėnesis iki išvykimo, nes mes prieš tai dar apie Balį svarstėm ir tada mes greitai, kai jau jie tai pasakė, mes greitai bilietus į Tailandą. Jo, pradėjom domėtis Tailandu ir nebuvę, abudu nebuvę, buvom buvę ir bilietas į vieną pusę buvo... Bet kai paskui nuvykom ir į Balį ir grįžom į Tailandą, tai supratom, kad iš tikrųjų mums Tailandas buvo geras pasirinkimas. Man labai primena čia tą situaciją, kur keliautojai pasiskaito arba išgirsta kažkur, pamato reklamą ir sako, aš noriu ten, eina ar kelionę agentą, ar patys užsisakydami kelionę, tikrai tenai, nes mačiau, kad ten yra tokia, o jam, pavyzdžiui, kelionę agentas patarė, sako, tai jums visai kitų, nes jeigu jūs to norit, Ne, aš žinau, aš mačiau, tai labai gerai, kad jūs pabandėte visas vietas, kad supratote, kad vis tik gerai tie, kas buvo, jie jau žino, ne, ir gali taip patarinti pagal žmogaus poreikį. Paklausėm patarimo, nes patys nežinojom, nebuvom, o mums gal didelio labai skirtumo nebuvo, kur keliauti.
Ir tik žinojom, kad Pietryčių Azija yra ir paklausėm patarimo. Ir dabar pats patarinėjom. O kaip su lagaminais, kiek daiktų pasiėmė? Atskira tema. Moteriai ir keliautojai visada. Tai kiek išvažiuojat neaiškiam laiku, nes neturėjot bilietų. Neaiškiam. Mes turėjom planą, patiks, pabūsim, nepatiks, grįšim. Ir su to minti mes keliavom, kad kas gali būti blogiausia. Tai kad blogiausia susipakuosim ir grįšim atgal ir gyvensim kaip gyvenę. Tai va, su tokia mintim, ramino ta mintis, bet aišku, reikėjo daiktų susikrauti ir susikrovėm maksimumą. 4 dideli lagaminai, 4 maži lagaminai ir kuprinės 4. Gal net virš 100 tikriausiai. Gal ir virš 100, aš dar kaip dabar atsimenu, kad vaistinėlė mūsų, ko gero, pusę mažą lagaminą sudarė. Tokio dydžio kaip staliukas. Ne, Tomai, prašyčiau. Tai dabar, kai atsikilai, kad gal tai labai juokinga ir visiems rekomenduoju mažiau daiktų pasimti kelionės, nesvarbu, kuriam laikui išvykti. Pasakykit, kai nuvyksti, tai visko vietoje yra ir ten ir pigiau. Ir dar tas tikriausiai mūsų gyvenimo būdas, kur visko reikia daug, tenai Azijoje tikriausiai pasijaučia, kad netiek daug reikia gyventi. Į tokias šalis reikia važiuoti nesirgti, o reikia važiuoti atostogauti. Tai kai žmonės taip prisigalvoja tų problemų, tai paskui tos problemos juos ir pasiveja. Tai iš tikrųjų nėra kažko, ko ten nebūtų, jeigu yra kažkokie vaistai, kuriuos tu šiaip vartoji, bet kad ten prisikrauti, apgalvoti visus gyvenimo atvejus, tai man atrodo, kad tu paskui pats pritraukinėjai tas ligas. Ir dabar tai mes iš vis nieko neįmam, važiuojam, kur be važiuotumėm, pleistrus kelias įsimetam ir kaip sakau, nesirgt važiuojam, jeigu sirgsim, tai bus gydytojas, bus draudimas, bus ir sprendimas. Mūsų planas siekia 1 savaitę. Mes žinom, kad atskrendam į Bankoką ir turėjom pirmai savaitėj viešbutį Bankoke ir tada žinom, kad kelsimės į pietus, į kažkurią salą, tiksliai nežinom į kurią. Tai turėjom 1 savaitės rezervaciją, ar kiek, 6 dienas, 7 pas lietuvius viešbutį ir sakėm, atskrisim ir viskas susidėlios. Taip ir buvo. Ir turėt kažkokį ritualą, kaip rinkdavotės, gal mesdavot monetą, ar žemėlapį mesdavot kokį pirštą? Mes klausydavom patarimų, paklausydavom patarimų, kur galėtų būti įdomu, faina, kur yra, gyvent, kur daug gal yra tokių ekspatų, kur yra bendruomenė. Užsieniečių gyvenančių ten. Kadangi aš planavau ir vėliau išsilaikiau nardymo instruktoriaus kursus, tai gal kažkokį tai ten darbą būtų galima gauti ir toj srityje darbuotis, nes kai išvažiuoji, tu vis tiek išeini iš visų darbų, iš visų verslų, tai tu pajamų gauni 0. Tai reiškia gyveni į minusą, o gyventi į minusą kerta per smegeninę, bent man kaip vyrui tai tikrai. Tai, ir vis tiek yra noras kažkokiu tai, bent pasidengti savo pragyvenimą. Ir, tame tada ir atsirado, mes iš tikrųjų buvom susirašę, kad kas mums gyvenime patinka veikti ir gal kažkas iš hobių galėtų būti darbas. Virsti darbą, kažkokias pajamas gauti. Tai dabar niekam nerekomenduočiau savo hobį paversti darbu, nes tada nebetenki hobio. Bet užtat ir nedirbi. Dirbi, dar daugiau dirbi, žinokit. Tai ir pradėjo daryti būtent tai, kas jūsų tam sąraše pomėgių buvo, pavertė tai darbu. Taip, galiausiai taip. Ką atradote tokio, kad ten norėjote likti? Gražesni pliažai, geresnis nardymas, tada buvo skanesnis maistas. Viskas paprasčiau. Paprasčiau būdavo, gal tas apgyvendinimas netoks tankus kaip kitose šalyse, nes didelė šalis, didelis plotas yra ir žmonės kitokie, gal dėl jų religijos, dėl budizmo. Ir toksai buvo jausmas, kad norisi grįžti į Tailandą. Ir lengvai atrodo, kad ėjosi, lyg taip ir turėjo būti. Skamba lengvai, bet nebuvo lengvai. Iš tikrųjų, tai mes dar su tuo sąrašu, ne tik tai buvo nardymas, mesgi dar susirašėm ten, kad savo visą patirtį mes vienu metu ir mažus verslus konsultuodavom apie elektroninę prekybą. Čia buvo gal vienas net pagrindinių tuo metu. Pradžioje. Nes tu mokysi realiai nardymo instruktoriaus mokslai užtrunka 6 mėnesius.
paskui, aišku, viskas susidėlioja taip, kaip turi susidėlioti. Visada gyvenime susidėlioja viskas, kaip turi susidėlioti, jeigu nesilaikai to savo noro kontroliuoti. Taip, taip, jeigu paleidi kontrolę, tai atsiduri ten, kuri turi atsidurti. Ir ne vieną kartą mus Tailandas pamokė apie tą. Oi, tikrai. Apie tą mes taip planuodavom, kad dabar bus tas, paskui tas. Ir kai tik tai planuojam, nes taip pripratę esam. Taip, griūna viskas. Taip, viskas griūdavo. Ir suplanuoja ir vėl sugriūna. Paskui pradėjom nebeplanuoti. Šita šalis tikrai moko gyventi šitą dieną. Kiek minimaliai įsivaizduoja dienų, kad bent iš dalies prisilies prie tos būtų Tailando kultūros, religijos, maisto ir visų papročių, kad pamatyti ją šiek tiek giliau, o ne, sakykime, uždėti varnelę, kad buvau Tailande. Ir tą patį pojūtį, kurį mes dabar su jumis kalbam, kad jie bent iš dalies pajaustų tai. Kiek minimaliai? Labai skirtingai, kadangi Tailandas yra labai didelis. Tai aišku, per vienas atostogas visko neaplankysi. Užtenka gal 10 dienų pagyventi, pavyzdžiui, tylos stovyklų vienuolyne Tailande, tai tu vieną patirtį gausi. Jeigu nori, gal gali 10 dienų panardyti, tai gausi vėl kitokią gamtos patirtį. Mes taip rekomenduojam 3 savaitės. Jeigu nori tai pamatyti Tailandą bent kelis jo pusės, tai 3 savaitės yra tas laikas, kurias reikėtų skirti su tokiai pradžiai, bet aišku, ne visi gali. Jeigu turi tas, ar 10 dienų, ar 2 savaitės, tai tu tą dvasią tikrai gali pajusti, bet tada jau, nesitašky po visą šalį, kažkur, tada ne 5 lokacijas, o 2 lokacijas pasirink. Ir tada tu labiau, lėčiau keliauk. Ir per lėtesnį keliavimą tu gali prisiliesti prie kultūros, prie religijos, prie kažkokių vietinio gyvenimo. Man irgi visą laiką mes skatinam ir mūsų klausytoją nebijoti tos egzotikos, ypatingai su šeima. Bet gal galite ir mūsų žiūrovams keliams patarimus, kaipgi su šeima išsiruošus į Tailandą, ką reikėtų žinoti ir nebijoti galbūt, nes vis dar yra tas toks su vaikais, gal kur nors Europai, gal kur nors arčiau, ar Turkija, Egiptą. Manau, kad pirma turi būti noras. Kai ateina tas noras, tada jau yra, tada pradedi ieškoti galimybių. Tai ir kai ieškai tų galimybių, tas galimybės randi. Tai aišku, viena, jeigu keliauji su mažais vaikais, nes kiti irgi sako, aš keliauju su vaiku, bet kuriam 30 metų. Bet irgi vaikas, ar ne? Tai jau tada, kaip suaugę keliauja. Tai jeigu jau kalbėti apie tuos mokyklinio amžiaus vaikus, tai dauguma vis tiek derinasi prie vaikų atostogų. Tai jeigu nori, kadangi Tailandas ne tik iš Lietuvos į Tailandą skrenda, bet iš viso pasaulio skrenda ir daugmaž pasaulyje ten ar kalėdinės atostogos yra, ar kažkokios pavasario atostogos panašių metų yra. Tai vienas iš tų, kadangi jau, pavyzdžiui, 4 asmenų šeima, tai viskas yra kart 4. Tai jau biudžetas matyti irgi ne paskutiniai vietų yra. Tai tie, kurie norėtų, jau šeimai norint sutaupyti pinigų, reiktų planuoti iš anksto. Tiek jau skrydžius ieškotis iš anksto, tiek tada jau viešbučius bukintis iš anksto ir tokį planelį susidaryti. Ir mes patys rekomenduojam, kad namų darbų, daug pasidaryti namų darbų ir rinktis tokią, kad kadangi jau toli skrendi, kad turėti pažintinę dalį pasidaryti, kad ir pailsėti, ir paragauti, ir pamatyti. Kuo mažiau problemų prisikurti galvoje. Vienas mano patarimas, o kitas patarimas, kuo mažesni vaikai, tuo ilgiau būti. Jeigu yra maži vaikai, tai yra skrydis į kitą laiko zoną. Tai kuo mažesnis vaikas, tuo ilgesnį laiką būti, nes su mažais vaikais ir didesnė galimybė, ar nereikia derintis prie mokyklos. O aišku, su vyresniais, tai kaip ir Tomas sakė, o su mažiukais tai gali išvažiuoti ir visą mėnesį ten prabūti drąsiai. Taip, dabar taip ir daro, kad išeina motinystės ar tėvystės. Ir pasiima tą leliuką ir tą pusę metų praleidžia ten, kur šilta, kur geras klimatas. Mažiausia lietuvaitė, žinau, kuri buvo ne ten gimus, bet atskridus iš Lietuvos, tai 2 mėnesių. 2 mėnesių, taip. Į Kaosoko parke sumačiusi džiunglių turą, ten tą žymų įėjo, man atrodo, 6 mėnesių. Į nešikliai įsimeta ir...
Ir dažnai priklauso nuo tėvų to, vieni labai visko saugosi. Ir bijo, o kiti taip atvirai žiūri į pasaulį. Pirmiausia, tai reikia, kaip sakyti, turi važiuoti tas tuščias lagaminas, tas galvoj lagaminas turi būti išlengvintas. Nes kai žmonės labai su daug įtampų atvažiuoja, tai paskui jiems daug visko ir nutinka. Kuo labiau atsipalaidavus, nes sakau, Tailandas visada visus pamoko atsipalaidavimo, priėmimo ir to buvimo čia ir dabar. Kuo daugiau įtampų, kuo daugiau kontrolės, tuo daugiau visokių nuotykių ir nemalonių dalykų būna. Iš tiesų, gal mitas yra ir daug kas, mes čia atvažiuosim ir žiūrėsim. Tai iš tikrųjų bent jau dabar 2 metai tas sezonas yra toks, kad 100%, kuo anksčiau užsakinėsi, tuo daugiau sutaupysi viešbučiui. Aišku, skrydžio bilietams turėsi didesnę irgi galimybę kainų pasirinkimą turėti negu paskutinę minutę. Ir čia jau yra šiandien dienai, bent jau su Tailandu, keliauti sezono metu, tai yra mitas, kad vietoje bus pigiau. Labai retais atvejais gali būti kažkoks paskutinės minutės pasiūlymas, bet antras sezonas rodo, kad jau net nebebūna tiesiog iš ko rinktis. Čia apgyvendinimo, taip, klausimas. Taip. Čia iš tikrųjų mes irgi visą laiką jau ir pirmoji mūsų laidoje apie tai kalbėjom, nes jeigu žmonės nori arba žino, ko nori, konkretesnių viešbučių lokacijų, tai dažniausiai tiesiog nebelieka pasirinkimo ir tada tenka imti iš to, kas yra. Ir dažniausiai tai nebūna. Iš to, kas likę, bet nebūtinai pigiai. Taip, ir nebūtinai pigiai. Bet yra dalis keliautojų, kurie nori lankstumo kelionės metu. Ar ne? Tai tas lankstumas yra faina, ta tokia laisvė, bet tas lankstumas turi savo kainą. Tai aš tą vadinu lankstumo mokesčiu. Jeigu norit lankščiai keliauti, tada atitinkamai mokėsit už vidinius, pavyzdžiui, skrydžius brangiau, už viešbučius brangiau. Ir minusas, kad labai blaškus tada. Vienas pasakė, kad ten vienoj saloj yra gražu, faina, kitas pasakė kitoj saloj. Ir tada tu pats nebežinai ir pradedi blaškytis. Ir vietoj to, kad atostogautum. Dirbi. Visą laiką tavo smegenys planuoja. Ir plus, kadangi šalis didžiulė yra, ir tų logistinių klaidų padarai, nes tada pradedi pirmyn atgal važinėti, skraidyti, kas kainuoja ir laiką, ir pinigus. Kai turi 5 metų, tada gali blaškytis, bet jeigu tu turi 2 savaitės ar 3 savaitės, gaila tos kiekvienos dienos blaškymas. Aš tą ir pagalvojau, atvykau 10 dienų ir pusę iš jų prasiblaškai ir tik 5 kokias leidi savo pabūti, kažkur pasimėgauti, tai iš tikrųjų prabanga skamba, nes laikas šiais laikais yra vienas brangiausių ir labiausiai vertinamų dalykų. O ypač atostogų laikas. Atsimenu, viena klientė dalinosi patirtim, sako, pirmą kartą per tailandiečius viską sudėliojo, suplanavo, tai sakė, buvo tobula, kitą kartą, antrą kartą, kai keliavo į Tailandą, kad, viską žinau, viską moku, susiplanuosiu pati, sakė, buvo tragedija. Sako, 3 kartą vėl konsultuosis. Klaidos nebedarys. Keliautojai, ypatingai, kai dar nedarė to N kartų, bijo paklausti ir kreiptis į agentūrą, kreiptis pas organizatorius arba vietinius gyventojus, dabar forumų kiekvienoje šalyje iš tikrųjų lietuviai gyvenantis mielai patarė, mielai užsiema, bet sako, ne, už tokią paslaugą tai aš jau nemokėsiu, nes čia už patarimą reikia mokėti. Ir galvoja, kad patys pasidarys. Bet kiek tas patys pasidarys, dažnai apsisuka ir kodėl nepasikliauti žmonių, kuriam tai yra ir darbas, ir aistra, ir hobis, ir gyvenimas, patarimais, o tas mokestis, mes už viską, už visas paslaugas šiais laikais mokam, to bijoti. Eini pas teisininką, susimokė teisininką, eini pas gydytoją privačiai, irgi susimokė. Tai visur, ta kompetencija ir žinios ir laikas, kainuoja. Mes, sakau, tiek esam pridarę tų klaidų keliaudami, bet kaip visą laiką sakau, kaip ten sakoma, ir lietuvių liaudės patarlė, ar neprotingas mokosi iš svetimų klaidų, o kvailas mokosi iš savų. Tai arba tu susimokė. Ir dažniausiai, pavyzdžiui, mes esam tas atmintinės padarę, tai juokingiausia yra ta, kad tos atmintinės kaina, kokia jinai yra, jinai atsiperka dar neišskridus. Tikrai labai patrauklios kainos. O kiti skaičia, ten 50 eurų kainuoja ar kažkiek. Kad ta suma, palyginti su kelionės biudžetu, yra tokia juokinga ir jinai realiai atsiperka
iš karto. Tai mes vadinam, tas, kur jau keliauja, naujoko mokestis. Naujoko mokestis. Visą laiką yra naujoko mokestis, kai tu keliauji į naują vietą, nežinai, tave išdurė kas nors arba netaip suplanuoja, susimoki naujoko mokesčio. Aš tą naujoko mokestį gali sutaupyti, pasidaręs namų darbų. Daryti namų darbus yra, tikrai labai laiko imlu. Tu turi kiti, kas ir mėgsta, planuoja, bet tikrai labai laiko imlu ir reikia dar atsirinkti tą informaciją, kas tiks tau. Nes kuri man sala patinka, nebūtinai patiks Simonai. Ar kažkas, kas keliauja su vaikais, yra vieni prioritetai, kas keliauja jaunimėlis patūsinti, yra kiti prioritetai ir skirtingos lokacijos tinka. O Tailandas yra toks įvairus, kad jis gali pasiūlyti įvairovę visiems. Ta prasme, absoliučiai visiems. Ir medaus mėnesis, ir šeimoms su vaikais, ir seniorams, ir tie, kurie nori su motoroleriais važinėti, ir tie, kurie nori maldyvinių paplūdimių, ir tie, kurie nori gastroturizmo, kas nori medicininio, kas nori, nežinau, seks turizmo, viską jisai turi Tailandas. Tokia labai universali šalis. O jeigu pagal regionus skirstytume, nes mes siūlome keliautojams atostogas, aišku, mes siūlome visus paketus atostogų, tai skrydis, pervežimas ir viešbutis, bet ar yra ta specifika nuo regiono ir kokio pobūdžio keliautojai renkasi, kokios pramogos galbūt, į ką labiau orientuotis. Ir šeimoms, vis tik labai norėčiau visada žiūrovams patarti, kokie regionai gal ypač pirmą kartą su šeima keliaujant, kokie galbūt yra išskirtinumai. Pagal pačius regionus, jau ne vieną kartą minėjom, kad Tailandas yra labai didelis, tai neišeis visko aplankyti per vieną kelionę, tai vėl tada tas regionas priklausys ir nuo laikotarpio, kada tu skrendi, nes vienais mėnesiais yra vienur sezonas, kitur mėnesiais yra kitur sezonas. Pagal orą. Pagal lietų. Pagal lietų, nes yra tie žalesis sezonas, lietingasis ir nelietingasis. Tai vienur anksčiausiai prasideda, kitur vėliau prasideda. Tai žiūrint, kada tavo yra atostogos, jau labai lemia šitą dalį apsisprendimo, kur tu nori rinktis. Tada kiti žmonės mėgsta, kur daugiau veiksmo, kur daugiau visko yra, tai tada renkasi, pavyzdžiui, yra Puketo sala, ar ne? Ar tenais, kur netoli Bankoko kažkokį tai Patają ar Samui. Kiti dar pagal skrydžius renkasi, kur yra tiesioginiai skrydžiai, kad nebereiktų viduj skraidyti. Čia labai labai individualiai pagal kiekvieno poreikis. Vieni nori atvažiuoti ir būti vienoje vietoje ir keliauti iš tos pačios vietos aplinkoje vienam viešbutį. Kiti nori daugiau pakeliauti po šalį, pakeisti skirtingų viešbučių. Tai tokia vienareikšmiškai pasakyti, kad tau tiks šitas regionas. Arba šitai šeimai. Arba čia važiuok, nes internete labai daug patarimų, kad važiuok čia, tikrai tau patiks. Nuvažiavo, sakė, nepatiko. Tai gal tokia, į ką reiktų, Šiaurės Tailandas yra tikrai unikalus ir ten kitokia ir kultūra, ir net maistas kitoks. Tai Šiaurės kas turi ilgesnės atostogos, tai visą laiką rekomenduoju aplankyti Šiaurę, aišku, jeigu tai nėra kovas, balandis, tie mėnesiai, kai ten labai didelis oro užterštumas. Yra specifinės vietos, kas nori vakarėlių, ar ne, tai yra Puketas, Pataja, Phi sala, Kopangan turi garsų į Full Moon Party. Bet šiaip tai Panganas yra tokia šeimoms sala visai, kas jogą labai nori išbandyti arba praktikuoja meditacijas, tai Panganą. Kas nori labai gražių paplūdimių, ten kokį nors, nežinau, Kradanas, Kolipė arba Kokudo salą. O Kočango sala? Kočango sala, šeimominai tokia ramesnė yra Kočango sala. Samet sala man labai patiko, labai gražus paplūdimiai. Mes esame aplankę beveik visas Tailando salas, jų yra labai daug, ar ne, mes dažniausiai žinome kokias nors 5, o jų yra 10. Aš turiu omeny, kad visas, tai turiu omeny ten, kur yra galimybė apsistoti. Kur viešbutis yra. Kur viešbutis. Rekordą norim padaryti visų salų Tailande aplankyti, ko gero, tiesiog neįmanoma, nes ten yra jų labai daug. Bet ten, kur yra viešbutis, aplankę esam jau likę, nežinau, kiek 10. Iki 10 likę. O, tai iš tikrųjų beveik rekordas, jūsų asmeninis rekordas pasiektas. Tai dar nesam sutikę, kas buvo daugiau už mus aplankę, bet būtų įdomu sužinoti. Netgi ir kitur skaitai, kad tos lietingi sezonai būna toj šaly,
tais mėnesiais tais nebūna. O Tailande tai net regioną reikia, ne tik kad šalį, bet pasidomėti jau ir konkretų regioną ir jo lietingumo tendencijom, taip? Nors oro šiais laikais mes jau žinom, kad šitas gamtos jėga netaip nuspėjama, bet vis tik tendencijos kažkokios. Kažkokį vidurkį gali pasiimti, kad tais mėnesiais dažniausiai daugiausiai palyja, o kitais mėnesiais mažiau palyja. Arba tenais ūkininkai pradeda žolę šiauriai deginti ten nuo vasario, ten grubiai nuo kovo vidurio iki balandžio vidurio pikas būna, kai būna užteršta, tai gal tada jau nesirinkti jau tos pusės yra. Bet Tailandas šalis, kaip Simona minėjau, kad tinkanti visiems ir dėl to žmonės ne po vieną kartą ją grįžta. Tokią tendenciją jaučiam, kad tie patys žmonės vieną kartą nuvažiavo, paskui antrą kartą, trečią, kiek mes turim... Nežinau, rekordą tai žinau, kad 10 kartų. Vien kur pas jūs kreipiasi? Ne, nebūtinai, jie yra keliavę ir savarankiškai, bet tiesiog taip. 10 kartą. Ir irgi dabar buvo grupiai, mačiau šią savaitę pas mus komentarą, sako, buvom įsimylėję Tailandą iš nuotraukų, kai atvažiavom, įsimylėjom jį gyvai. Ir po to, kai atvažiavom į Tailandą, tiesiog nebenorim niekur kitur keliauti. Tai Tailandas užkabina iš tikrųjų. Aišku, yra tam tikra dalis keliautojų, kurie kiekvieną kartą renkasi vis kažkokią naują lokaciją, bet yra tokių, kur sako, mes čia gaunam viską, mums daugiau ieškoti nereikia. Labai daug kas lieka. Pavyzdžiui, kitos šalys tai turi, neturi to tokio, kur ten į kokią nors Malaiziją ar į Vietnamą, nesu girdėjus, kad tik tai ten ir daugiau niekur. Pamačiau, taip įdomu, patiko, bet Tailandas, jis turi kažką, net sunku pasakyti net ką. Kol nenuvyksti, nesupras. Man labai įdomu kaip sugalvojate tą idėją tailandiečiai LT pradėti, kaip mūsų, po kiek laiko tai viskas išsivystė pas jūs? Pradėti, nesugalvojom iš tikrųjų pradėti. Mes niekada jo nepradėjom. Iš tikrųjų negalvojom pradėti. Niekada negalvojom jo. Kad galėtume kažką su turizmu daryti, kažkur čia kažką padėti. Tiesiog Simona Facebook'e rašė tokį kaip šeimos asmeninį tokį blogą. Savitobulėjimo blogą. Apie gyvenimą Džiaugsmo gatvėje. Toksai, nes mes Vilniuje Džiaugsmo gatvėje gyvenam. Kaip gimė vaikai, tas toksai asmeninis blogas buvo. Tai po to, kai... Apie asmeninį augimą Tailande buvo toksai tas etapas, kai kodėl Džiaugsmo ir palikom tą pavadinimą, net nekeitėm. Patys tailandiečiai, jie gimė iš žmonių poreikio. Nes vieną pakalbino mūsų žiniasklaida pakalbino, egzotika, žinot, lietuvaičiai pasiėmė 2 mažus vaikus ir nusipirko bilietą į vieną pusę. Čia prieš 10 metų dar mažai kas keliaudavo taip ir buvo įdomu pakalbinti. Ir tada žmonės sako, tai jūs esate ten ir Simonas klausinėjo, gal galit patarti, kaip tas, kaip anas, kaip trečias, kaip pervežimai, kaip ten, kur sezonai ir panašiai. Man sako, tie klausimai, jų buvo labai daug. Iš tikrųjų, iš vieno straipsnio pasidalino žinomas portalas apie mus ir aš kelias dienas nieko kito nedariau, tik atsakinėjau visiems žinutes ir Tomas sako, tai gal tada padarom puslapį, kur sudedam tą informaciją į vieną vietą. Tai čia, gerai, padarėm per vieną dieną tą puslapį. Bet čia toksai buvo iš tos, kad noras pasidalinti tą informaciją. Imkite ir naudokite ir varykite. Viza, skrydis, visų klausimai buvo vienodi. Paskui jau pradėjo klausinėti jau daugiau. Pradėjom lietuvaičiai, kas atskrisdavo, norėdavo su mumis susitikti. Mes susitikdavom, vakarieniaudavom, pasidalindavom tuo, ką žinom apie tą vietą. Aišku, kai mes buvom Pangane, visi skrido į Panganą, persikrustėm į Krabį, visi norėjo skristi pas mus. Mesgi dalinome savo gyvenimą, kaip čia, kur galim pamatyti, ką paveikti. Ir žmonės sakydavo, mes irgi norim į Tailandą, pagelbėkit mums, pagelbėkit susiplanuoti, patarkit, kur čia geriau, kada geriau, kaip geriau. Ir sako, mes suprantam, kad laikas kainuoja, mes susimokėsim jums. Norit susimokėti už patarimus, gerai, mielai pasidalinsim. Ir tada, žinot, kai jau atvažiuoji į Tailandą, sako, tai gal jūs turit kokį vairuotoją, tai gal turit kokį gidą, gal kokį laivą. Taip turim, ir taip iš to gimė tas. Kiti sako, tiek užsiėmę darbo, neturim laiko, sudėliokit mums maršrutą.
susimokėsim. Gerai, jeigu norit, sudėliosim maršrutą. Nu, va, Žodžiu, taip va, viskas organiškai. Čia iš poreikio, iš paklausos atėjo viskas. Atėjo vat, jūsų gyvenimas Tailande patapo jūsų ir darbo, bet ir dalim jūsų, ir aš visą laiką sakau, patriotizmo, nes jūs dirbat ir padedat atostogas planuoti taip pat. O taip, švęsdavom visokias šventes, kovo 11, vasario 16, turėjom lietuvių biblioteką, lietuviškų. Cepelinų balių. Cepelinų balių esam darę, daug visko darę. Ir esam kugelį kepę vietiniams draugams. Su šaltibarščiais. Įsidėjo čili, bet nelabai patiko. Tai koks yra jūsų slaptas kelionės prieskonis, ta vieta, kurios galbūt dar net nežino kai kurie iš jūsų keliautojų, gal nesidalinot, gal kažką naujo atradot? Geriausias kelionės prieskonis tai yra visų pirma ne vieta, o gera nuotaika žmogaus ir jo nusiteikimas. Tai čia yra pats pagrindinis kelionės prieskonis. Kadangi patys dabar skrendame į Khao Yai nacionalinį parką, tai yra didžiausias nacionalinis parkas Tailande ir jisai esam buvę ten labai seniai, tai dar nesulaukęs tarp lietuvių daug dėmesio ir pripažinimo, bet man atrodo, kad jisai yra toksai, kaip sakyti, slaptasis prieskonis arba hidden gem. Taip pat upė Kvai, Kvė lietuviškai gal ar ne, ir Khao Sok nacionalinis parkas. Man vis tiek atrodo, tie paplūdimiai, jie suvienodėja, o va čia yra kažkas, kas yra, tavo tą kelionę padaro tikrai kitokią ir tą egzotišką, ir va per tą dar gali kitokį Tailandą pamatyti. Tai va šitos 3 vietos mano tie 3 prieskoniai. Aš dar papildysiu Simoną savo prieskoniais. Man labai patiko, keliavom Tailando šiauriai ir yra toksai Maya Kampong miestelis. Ir jisai miestelis kalnuose. Ir kadangi Tailandas anksčiau turėjo daug etninių genčių ir dabar jūs yra išlikę, tai ten yra irgi viena iš etninių, gal kelios netgi etninės gentis ten gyvenančios, netgi iš Mianmaro yra dalis pasitraukė, kai tenais buvo pilietinis karas. Ir pagyventi pas vietinis. Namuose. Ten nėra viešbučio, ten negali užsibukinti viešbučio ir tenais yra gyveni, atvažiuoji į miestelį, tave pasitinka miestelio seniūnas ir jisai paskirsto, tu gyvensi pa šitą, tu gyvensi pa šitą, tu gyvensi pa šitą. Ir gyveni pas bobulytas ir dėdukas, kurie, ten jie gyvena ir jie priima į savo namus, tu eini kartu, maudasi jų duše ir tau pusryčius padaro ir, tikrai čia labai įdomi patirti. O iš salų gal galiu pridėti, tai gal Surin sala man būtų vis tik tai tas toksai, kur, tikrai egzotiška vieta ir kitokia, ir tarzaniška, ir gyvūnai, ir laukinė gamta, ir paplūdimiai, ir snorklinimas geras. Tas skaidrus vanduo, žinot, kaip iš atviručio. Ir vėžliai, ir plaukiant, ir delfinus matom, tai skamba tai idiliškai, ir aš tai tikrai, jūs taip pasakojat ir matos, kad patys tą patyrė ir taip perteikia ir tikrai tu bandai net įsivaizduoti, man tai labai patiko. Labai smagu, kad Tailandas gali pasiūlyti būtent ir jūrą, tą poilsį su jūra ir pramogomis įvairiomis, bet kartu ir kalnus ir tą autentiką. Apie maistą tai jau šiandien net nemanau, kad spėsim, bet dar viena visiškai atskira tema, nes lietuviai jau visi, netgi kas nebuvę Tailande, kažkodėl labai mėgsta tajų virtuvę. Tai netgi tai jau. Kaip sakau, kiekvienam vos ne Lietuvos restorane yra tailandietiška sriuba, aišku, nes ta tailandietiška sriuba turi labai mažai ką bendro. Išskridom darytis vizos į Malaiziją, į Kuala Lumpūrą ir patikėme prašymą ir mums tą prašymą atmetė. Negavom vizos. Vaikai palikti Tailande, mes vizos negavom. Galvojom, ką dabar daryti. Ir neturim vizos, negalim grįžti. O kodėl negavot? Tiesiog negavom, neaiškinate, niekas atmeta ir atmeta. Atmetė prašymą ir sakėm, kaip, kas, kur, netgi ten pas juos važiavom į tas ministerijas. Ten dar papildomų dokumentų vežėm ir nieko. Ir galvojom, Ir, bet aišku, išsisprendė tada jau.
Tai čia tas ir yra dažniausiai, kad kelionėse, kad ir kas be nutinka. Jo, viskas, kas vyksta kelionėse, lieka kelionėse, bet esam turėję tokių visokiausių prašymų ir visokiausių. Ir dar kai žolė buvo nelegali atvežti žolės ir bernvakarį esu turėjus suorganizuoti, mergaičių prašė. Nu, ta prasme, prašymų iš visokiausių esam sulaukę iš Tai kasdienybė ta tikrai jūsų nenobodi, kaip suprantu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, man labai patinka kalbėti ir apie dar netgi šalis, kur aš nesu buvus, tai man visada labai smagu matyti žmonių norą padėti kitiems keliauti kokybiškai. Ne tiesiog nuvykti ir varnelę uždėti, tai labai dėkoju šiandien, kad kartu su mumis, mūsų žiūrovams, klausytojams padėjote pažinti dar giliau Tailandą. Aš tikiu, kad tikrai tie, kurie susimastys ir jau pradės planuoti savo atostogas, aplankyti šią įspūdingą šalį, tai tikrai kreipsis irgi jūs pagalbos pamedžioti. Na ir ačiū Jums už tai, kad buvote su mumis. Okay, kopon kap, savadika. Ačiū labai už pokalbį.